Tai labas rytas, šiandien atsikėlėm 5:30 ir 6 valandą bus autobusas iki Hanojaus. Važiuosim apie 3 valandas pagal viską. Ir iš Hanojaus tuomet vyksim iki Sapa miestelio. Nes iš čia nėra tiesioginio į Sapą, tai tiesiog atgal grįšim ir vėl važiuosim į viršų. Tai jo, smagiai mes čia gyvenam, mažai miego, bet galbūt verta. Tai atvykom į Hanojų po 9:10, tai visai greit pagulėjom, paklausėm ir viskas. Tai atvežė mus iki vietos, nuo kurios važiuosim su autobusu. Ir vakar ryte atsikėlėm, apvažiavom ratuką, kurį rekomendavo savininkė, tada iki Krioklio ir iki apžvalgos vietos. Tai gražus miestelis, bet toks labiau gal pravažiuot pro šalį, o ne sustot ten. Tai toks nepabandęs nežinosi, tai mes nusprendėm, kad nežinom, ar buvo verta, bet mes vėl Hanojui ir vėl bandysim kitą miestelį. Tai pažiūrėsim, kaip ten bus. Bet jeigu jau iš Sapos dar į kitą vietą nebus to tiesioginio, tai greičiausiai pasuosim, nes čia gausis dabar 9 valandų kelionė. Ir nežinia. Sakyk. Kaip ten jaunimas sako, sik. Kol kas jo tiek. Laukiam. Pasiėmėm atsigert mango smučių ir laukia ilgas kelias. Sulipom, tai reikėjo nusimt batus ir kas turėjo maišelį kažkokius užkandžius vandenį, juos atėmė. Bet kol kas jausmas lyg važiuočiau bagažiniai, nes čia ganėtinai ankšta. Mažas langas, siauras. Ir čia yra šitaip atrodo. Nepatinka, kad negali atsisėsti. Turi visą laiką gulėti. Bet pažiūrėsim. Iš pradžių tai tokia klaustrofobija biškį prasidėjo, nes tas lubos labai irti. Ir sakau, jausmas kaip bagažinėje. Todėl sėkmės mums. Google žemėlapis rašo, kad važiuosim 313 km. Bet ir užtruks 5 valandas, bet manau, kad šiek tiek ilgiau, nes čia iš to Hanojaus, kol išvažiuosim, eismas čia ir jo intensyvumas yra kito lygio. Tai įdomu, nes keista šiaip, kada atėmė maistą, nes jeigu mes važiuosim kokias 5-6 valandas be sustojimo, liūdnokai tada. Nes grinai paėmė maistą ir priekį pasidėjo. Tai ačiū Dievui, mes viskas susidėjo į kuprinės. Taip, ką pasiekėm vietą,
atvykom po 4:20. Buvo labai ilgai pagulėta, bet ačiū Dievui vidury sustojom, tai spėjom užkasti. Ir čia atvykom, kol kas tai labai daug kavinių, žmonių, turistinis miestelis, aplinkui kažkoks rūkas, smogas. Tai žiūrėsim, ką mums parodys Sapa. Kambarys erdvus, kas visai patinka, kaimynų negirdėti, turime gražų vaizdą pro langą. Toks tualetas. Oi. O, von. Liuks. Paskaičiavom, kad kelionė šiandien užtruko 10 valandų 40 minučių. Tai sakom, ar kažin dar reik čia tų kelionių? Pažiūrėsim. Dabar einam pavalgėt. Ir ilsėtis. Atsigaut po gulėjimo kelionės, bet tiesiog labai buvo keista ten gulėti, nes ten negali atsisėst. Ir toks yra kažkoks kaip ir diržas, ale lėktuvo tipo, bet jis labai platus toks, nes platus tas guolis, nežinau kaip pavadinti, sėdynė. Ir čia jau ant galo, kai važiavom tais kalniukais, nu tai vėl kaip ir Harry Poterio filmo. Nes grinai mėtų į tas šonus, aš ten ant šonų buvau atsigulus. Įdomi patirtis, nes kai kur buvo, kad gali atsisėst, man atrodo. Tai jo. O po manim, kur buvo kabina, tai ten važiavo 2 moteris vietinės. Tai įdomu, kaip joms sekės. Bet ne per daugiausiai vietos yra, kur krautis, USB jungtis, bet vis tiek. O tau pakrovė? Man tai daugiau iškrovė, nei pakrovė. Man tai pakrovė. Pangalą įsijungiau. Aš powerbanką panaudojau. Gerai, einam. Pirmas įspūdis buvo tikrai nekoks. Vidury gatvės numesti vaikai, vienam kokie 2 mygtukai, šalia maišelis su apyrankėmis, kitos mergaitės šoka įsijungusios video iš interneto ir bando atkartoti. Pusryčiaujam. Pasiėmiau makaroną. Nežinau, kas čia. Išsiaiškinsim, dar kažko nežinau. Laura... Tai su cinamu. Ja. Laura pasiėmė saugų variantą. Aš irgi. Labas rytas. Pabudome Sapos mieste. Miestelį, kaimelį. Nežinau, kaip čia pavadinti. Kalnai debesyse. Žiūrėjom, ką čia galima nuveikti. Tai yra kaimelių, yra Moana, tokia kaip statula, kuri yra to paties autoriaus
statulos, kurie yra Tulume. Čia tiesiog detalesnė informacija. Tada yra kaimelių, yra žygių, galima persikelti su tuo cable car, kaip lietuviškai. Ką? Keltuvas, va. Ja? Ant aukščiausio kalno galima persikelti su keltuvu. Tai žiūrėsim, ką mes čia veiksim. Ir išsiaiškinom, kad vis dėlto, jeigu norim važiuoti kitą miestelį šiauriai, tai mes turim vėl leistis į Hanojų ir vėl kilti į viršų. Tai gautis vėl apie 10 valandų kelionės, ko mes greičiausiai turbūt nebenorim, nes nežinom, ar verta iš tikro. Jau tikrai esam pavargę. Manau, kai kuriuose video tai labai matos. Bet dar keliaujam, mėgaujamės. Bandom išspausti čia kažką. Tai žiūrėsim, dabar eisim iki turgaus. Galvojam, reikia pagaliau nusipirkti kepurės. Tas vietnamietiškas. Bet galvau, kad čia gal arčiau tų ryžių laukų bus. Tai pasirodo, tam Maičiau labiau jų buvo, tai ten labiau su tom kepurėm būtų tikę. Bet neėmėm, tai imsim čia ir ieškosim, kur fotkintis. Apsirengiam šilčiau, nes panašu, kad krapnoja ir važiuojam iki vietinio turgaus pasižvalgyti.
Turiu su kepurėmis, tad keliaujam iki Moana Sapa vietos. I'm not playing that game. It's the same business with a different name. Who's the target? Sorry, I'm not in the market. If I quit buying, you can't sell me anything. No thanks, I'll pass. I don't want any of that. I'll just take my chances. No thanks, not now. I made it this far somehow. I'll just take my chances. Draugelis atsiradom. Nebesupranta, kas čia vyksta. Atėmė kepurę Lauras. Lauros kepurę fotkinas. Pasikeičiau šalmą, nes suplyšo man. Tai va tokie šalmai. Nike. No thanks, not now. I made it this far somehow. I'll just take my chances. Nusprendėme tiesiog važiuoti ir sustoti prie vietų, kurios mums patiks. Deja, stojame daug dažniau, nes visi krito šalmai arba jų imitacijos. Buvome įsitikinę, kad keliaudami Vietname su motoroleriu veiksime garsųjį ir vaizdingąjį Hadžian lūpą, bet Sapoje jau galutinai paaiškėjo, kad tai pasiliksime kitam kartui. Ir nors šiame žemėlapyje pavaizduotas kelias Sapos apylinkėse, Hadžian atrodytų panašiai, tik labiau į šiaurę ir su daug vaizdingesnėmis vietomis, bent jau taip sakoma.
Tai už nugaros Kuihoj Pass, kur va galima važiuoti. Sustojom prie medžio. Pravažiavom kažkokią statulą. Šiaip gražus vaizdai, bet labai stiprus vėjas ir labai prasti šalmai. Kelis kartus teko stot, kad jas tiesiog tvarkytis, tai užsiveržėm ir važiavom, bet jo, kitoks biški oras nei tą miestelį, čia jau žymiai vėsiau. Ir dar yra toks stiklinis tiltas, bet turbūt prie jo nevažiuosim, nes debesyse jo. Tai čia šiaip tikrai gražu, galima pasivažinėti ir pasigrožėti vaizdais. Tai tiek, einam prie medžio. Jaučiu dreba. Tos lentos tai pasitikėjimo tikrai nekelia. Pagaliai čia labiau. Ok. Ką? Nieko negirdžiu vis tiek, kad mes esam prie medžio. Rekomenduojam medį. Nebevažiavom toliau, nes dėl stipraus vėjo jokio komforto, bet bent jau poniškai pavalgysim už padorią kainą. Taip ir ėjo dienos, nuo ryto kažkur išvažiuojam, o artėjant vakarui bandom ilsėtis. Po Indonezijos jautėsi, kad šiek tiek išlepom, nes naujos vietos nebekėlė tiek daug džiaugsmo. Bet džiaugsmo visada kelia geri makaronai arba pica. Good morning, Vietnam! Trečia diena Sapoje, atsikėlėm, pavalgėm pusryčius ir dabar varysim pahaikinti į bambų trailą. Bus bambukų, ryžių laukų, pažiūrėsim, ką dar parodys. Amžinas construction. Kažkaip parkuot.
Radom chicken nuggetsų. Štai priėjome nerealiuosius ryžių laukus. Jų nėra. Wow! Vaidoto elektrinė. Dar vienas roadblockas. Kažkam nepatiko. Ir nors šiek tiek buvo paklydimų, bet žygį įveikėme tikrai visiems įkandamas ir vertas dėmesio. It's the same business with a different name. Who's the target? Sorry, I'm not in the market. If I quit buying, you can't sell Beveik kiek žmonių priėjom. down things. I'll pass. I don't want any of that. I'll just take my chances. Įkandai. Done things, thought out, and made it this far.
savo galvą. collective pressure. It's about time for another lecture. You do it too, if you knew what's good for you. Future minded, it's not much for peace of mind, my friend. If I quit fighting, tell me what would happen then. No thanks, I'll pass. Ne mano ūgiui padaryta. I'll just take my chances. No thanks, not now. Made it this far somehow. I'll just take my chances. No thanks, I'll pass. I don't want any back. I'll just take my chances. No thanks, not now. I'm waiting. Kur atvykom, Laura? Kur vakar valgiam, į tą pačią vietą. Čiūsų. Čiūsų kitchen. Labai rekomenduojam. Labai. Mano kiaulytė 6,5, Lauros 5,5. Laura rado draugą. Ta prasme, jie yra keiščiausi žmonės, kokie tai galėtų būti. Jie vidury dienos tiesiog prisigėrė ir apačioje viešbučio dainuoja karaoke. Labai garsiai. Diena buvo be konkretaus plano, bet kadangi esame Sapoje, tai bent jau pasivaikščiosim po miesto aikštę ir šalia esančias gatveles.
Iš šios stoties planavome nuvykti į Fansipano viršukalnę. Tai aukščiausias Vietnamo ir Indokinijos kalnas siekiantis 3147 metrus. Bet deja, paskutinis reisas iki keltuvų jau buvo išvykęs. Todėl susiradome dar vieną parką, kurį spėjome aplankyti. Atėjo, nuėmė man šalmą. Kaip padėjo. Panašu, kad jie mėgsta įrengti tokias fotografavimosi vietas, visada bus ranka, ant kurios delno galite įsiamžinti. Kada video, Laura? Žąsis žąsį supranta. Paskutinė vakarienė. Vėl pas italus. Trečią kartą. Teks palikti 2 baterijas, nes jos yra išsipūtusios. Čia gal nelabai. Čia matos. Šitą.
Tai ką, paliekam sapą, atsikėlėm ypatingai tankiam debesyje, krapnoja, tai pirmą kartą taip. Dabar jau tikrai rūkas. Susidėjom daiktus, leisimės anksčiau į apačią, prie registratūros, gal gausim anksčiau pusryčius ir 7:30 turėtų mūsų nuo viešbučio paimti ir vyksim į Hanojų. Šiaip miestelis tikrai gražus, yra ir tų kavinių, vaizdų, bet tiesiog reikia gal labiau pasivažinėti su pačiu motoroleriu ar su vairuotojai, nes tiek į vieną, tiek į kitą pusę pavažiavus atsivėrė tikrai gražus vaizdai, bet jeigu čia dar būtų tas ryžių sezonas, tai čia, manau, iš viso labai gražu turėtų būti. Nes dabar toks, kaip Lietuvoje būtų pavasario gal pradžia kažkas tokio, kad matai kaip ir gražu, bet ne iki galo gal. Bet smagu, kad aplankėm. Patiko. Tai ką gavom? Beveik tas pačias vietas. Išjudam. Šį kartą sėdim apačioj. Ir buvo bairis tas, kad atvykom ir jau sudėjom mūsų daiktus apačioj. Ir beveik įlipom, nusiėmėm batus ir mums sako, ne, čia ne jūsų autobusas. Tai mes vėl išlipom. Tada vėl kažką ten pataisė tam bilietėlį, nes ten grybo pripjovė. Ir įlipom į tą patį autiką. Tiesiog pataisė su tušinuku patį bilietėlį. Tai važiuojam. Absoliučiai nesiskiria autobusas nuo pačio pirmojo, o čia tipo vipas. Tai šioks toks apgavimas žmogaus, bet jeigu pirktum internetu, tai būtų tas pats, nes pirkom iš viešbučio, per viešbutį. Tai važiuojam, laukia ilgą kelionę, pažiūrėsim, per kiek šiandien išvažiuojam. Dabar yra po 8:04. Tai iki.